50 metų jubiliejaus šventei miesto savivaldybės administracijos direktorius Vygantas Gudėnas pasirinko vieną prabangiausių mieste medžiotojų užeigos restoraną. Į šventę pakviesta apie 60 žmonių – miesto valdžia, politiniai bendražygiai, savivaldybės skyrių vedėjai. Svečiai pradėjo rinktis pasibaigus darbo dienai po 5 valandos vakaro. Be taksi, savų transporto priemonių prie Rotušės aikštėje esančio restorano vienas po kito suko ir tarnybiniai automobiliai. Miesto herbu pažymėtomis mašinomis švęsti pasiruošusius valdžios atstovus atvežė savivaldybės vairuotojai. Tai kodėl vicemeras su valdišku? Kaip tai? Po darbo valandų? O kodėl po darbo? Man dar darbas. Man nereglamentuotas laikas. Taip kad... Rotušės aikštėje trečiadienio vakarą pastebėti ir kiti savivaldybei priklausantys automobiliai. Ne vienas jų vis stabtelėdavo prie medžiotojų užeigos. Jeigu mes gausim ir nustatysim, kad tikrai buvo tam tikri pažeidimai pagal mūsų nuostatus, tikrai mes imsimės. Bet šiaip aš galvoju, kad čia daugiau yra etikos dalykas. Tai jūs sakot, jeigu gausit, tai jau pats matėt? Aš mačiau. Keletą atvejų mačiau ir mėginsiu išsiaiškinti. Etikos komisijos pirmininkės Antaninos Medvedevienės nuomonė buvo daug griežtesnė. Į gimtadienius tarnybinėmis mašinomis valdininkai neturėtų vykti. Pats jubiliatas, administracijos direktorius, taip pat žadėjo aiškintis, kokiomis mašinomis jo gimtadienį rinkosi svečiai. Man tikrai nemalonu, kad tie, kurie atvyko tikrai valstybinėm mašinom po 5 valandos ir jeigu nenurodė maršruto, ar jos ten pakeliui vežė, ar kaip yra, tai tiesiog, negeras jausmas. Pagal miesto tarybos patvirtintą tvarką tarnybiniais automobiliais asmeninėms reikmėms galima pasinaudoti tik parašius prašymą ir po to susimokėjus už benziną bei nuomą. Pasak savivaldybės automobilių parką prižiūrinčio Vytauto Valentos, tokių prašymų prieš administracijos direktoriaus gimtadienį nebuvo gauta. Nežinau, šitą man niekas nebuvo prašymų pateikta, kad ką naudotis ir pasakyti negaliu. Negavot prašymą? Negavot. Miesto valdininkai jau ne pirmą kartą pagarsėja, kaip mėgstantis tarnybiniais automobiliais pasinaudoti ir savo reikmėms. Prieš pusmetį plačiai nuskambėjo valdžios kelionės savivaldybės mašinomis į krepšinio rungtynes. Kodėl pešiam? Aha. Po darbo? Po darbo, su tarnybinė negalim važiuoti. Negalit važiuoti? Ne. O nuosavos neturim, tai va. Tai dėl to pešiom? Taip, dėl to pešiom. Smagu. Po to sėsim į mikroautobusą ir į Garliavą. Nu va. 105. O kodėl jūs ne ten? Tai mes ten jau pabuvom. Jau ten pabuvom. A ką vaišino skaniai?